Sveiki, mano vardas Arūnas, dirbu dviračių parduotuvėje ir turiu sukaupęs tam tikrą patirtį dviračių sportą. Todėl padėsiu jums išsirinkti dviratį. Visų pirma, atėję į parduotuvę, jūs turėtumėte žinoti, kokiam tikslui bus skirtas jūsų naujasis pirkinys. Tai yra, naudosite kaip transporto priemonę, naudosite kaip laisvalaikio priemonę, ar dviratis bus naudojamas miške, ar tiesiog sistemingai treniruositės plente. Populiariausi Lietuvoje dviračiai yra skirstomi į 4 kategorijas. Tai yra hibridiniai dviračiai, miesto dviračiai, kalnų dviračiai bei plentiniai dviračiai. Iš minėtų populiariausias turbūt yra hibridinis dviratis. Jis savyje suderina miesto dviračio komfortą ir kalnų dviračio pravažumo savybės. Komplektuojamas su 28 colių ratais bei pakankamai siauromis padangomis. Tačiau padangų protektorius yra grubus. Idant jūs, tarkim, važiuodami žvyrkeliu ar smėlėtų keliuku, turėtumėt pakankamai sukibimo. Kad išlaikyt dviratį pakankamai komfortišką, reiškia, ant kai kurių modelių yra naudojamos reguliuojamo kampo vairo iškišos. Taip pat dažnai statoma amortizuojanti šakė. Gamintojai siūlo dažniausiai klasikinės vyriškos geometrijos rėmą bei šiek tiek sužemintą moterišką rėmą. Taip, miesto dviračio išskirtinis bruožas tai yra maksimalus komfortas ir pilna komplektacija. Tai reiškia, kad gamintojas, darydamas miesto dviratuką, pilnai pagalvoja apie tą žmogų, kuris jo naudosis. Reiškia, jie būna sukomplektuoti su purvasargiais, žibintais, generatorium priekiniam rate ir bagažinė. Dažnai yra montuojami balnelio stovai su amortizatorium bei reguliuojamos vairo iškišos. Dviračiai komplektuojami su 2 tipų pavara. Tai gali būti išorinė pavara arba vidinė pavara. Vyrauja 3 rėmų tipai. Tai yra klasikinis vyriškas, šiek tiek pažemintas klasikinis moteriškas rėmas bei wave tipo rėmas. Jis yra skirtas tiek vyrams, tiek moterims. Taip, kalnų dviračiai yra skirstomi į 2 tipus, reiškia. Tai gali būti standaus galinio trikampio rėmo konstrukcija bei pilnos pakabos amortizuojanti konstrukcija. Reiškia, gamindami kalnų dviračius, gamintojai pačiai didelį dėmesį skiria rėmų tvirtumui bei detalių patikimumui ir ilgamšiškumui. Taipogi amortizuojančiai šakiai bei galinės pakabos konstrukcijai. Dviračiuose naudojami hidrauliniai diskiniai stabdžiai su didelio diametro stabdžių diskais. Egzistuoja 3 tipai, tai yra 26 colių ratai, 27,5 colio ir 29 colių ratai. Reiškia, standus ratlankiai ir grubos protektorio plačios padangos garantuoja sukibimą visur ir visada. Klasikiniai plento dviračiai yra skirti daugiau sportui. Reiškia, gamintojas, darydamas plentinį dviratį, reiškia, atkreipia dėmesį labiausiai į svorį, standumą bei aerodinamiką. Reiškia, kaip matote, plentinio dviračio sėdėsena yra kardinaliai kitokia nei, tarkim, prieš tai minėtų dviračių. Naudojamos rėmo gamybose aukščiausio lygio aliuminis arba anglies pluošto technologijos. Dviratis yra 28 colių ratais bei plonomis padangomis. Šis derinys suteikia mažiausią pasipriešinimą su danga ir didžiausią greitį. Taigi, prieš ateidami į dviračių parduotuvę dar kartelį gerai apgalvokite, kur naudosite dviratį ir kiek galite bei norite išleisti tam pinigų. Gero važinėjimo!